Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į Mažeikius, miestą šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, kur vyksta Lietuvos galiūnų čempionato trečiasis etapas. Galiūnai, gatvės muzikantai, gimnastai, daug ko buvo didelėje šventėje, bet mes, aišku, koncentruojamės į galiūnų sportą. Trečiame Lietuvos galiūnų čempionato ture į kovą stoja 8 sportininkai. Jie turės įveikti 6 rungtis. Tai yra apie 12 tonų traktorių su priekaba tempimas, 140 kg svorio skydų, 2 svarmenų po 140 ir 360 kg sveriančių naščių nešimas, akmens perkelimas, Apolono ašis ir kėlimas. Žodžiu, 6 sunkios rungtys, kas taps nugalėtojų, netrukus mes ir susižinosime. O prieš pasveikinant susirinkusiosius Mažeikių rajono savivaldybės merei Rūtai Matulaitienei, pasisveikinkime su Žydrūnu Savicku. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Kas laukia mūsų Mažeikiuose? Kiek žinau, pats dar net ir nematėte šių varžybų. Taip, iš tikrųjų, galiūnai varžosi paskutinėme trečiame etape ir po jo paaiškės, kas bus tie 8 galiūnai, kurie varžysis finale. Taip, finalas, priminsime, vyks Utenoje, tai čia paskutinis šansas patekti į didįjį finalą. Saulius Brusokas, šių varžybų vyriausias teisėjas, sveikina visus. Na, o dabar atiduokime žodį šeimininkams. Visiems linkiu žiūrovams gražaus renginio, puikios nuotaikos, galiūnams gerų varžybų, pasiekti užsibrėžtus tikslus. Na, o mums visiems linkiu ir tikiu, kad Mažeikiai tikrai nusipelno, kad jau Mažeikiuose vyktų Lietuvos galiūnų čempionato finalas. Rimta paraiška, o dabar pristatykim pirmąją rungtį. Apolono ašį kelia sportininkai maksimaliam svoriui. Šioje rungtyje labai reikalingi stiprūs pečiai, nugara, kojos ir labai didžiulė gera psichologija. Palinkėkime galiūnams sėkmės. Taip, palinkėkime sėkmės. Žydrūnai, aš jau pastebėjau ne pirmą kartą, kad Lietuvos galiūnų federacija tokia gerbiama ir mylima kiekviename Lietuvos mieste ir miestelėje, kad jūs kaip tie olimpiados organizatoriai išklausote labai daug kiekvieno miesto privalumų ir kvietimų pas juos ne tik organizuoti, bet apetitas auga ir organizuoti ne tik Lietuvos galiūnų čempionato etapą, bet ir finalą. Taip, iš tiesų, dauguma miestų, kurie pabando galiūnų varžybas organizuoti, pamato, kad tikrai yra puikus renginys, kad labai didelis žiūrovų susidomėjimas. Taip pat nori, aišku, ir aukštesnio rango varžybų, tai daug miestų yra, kada pradeda nuo Lietuvos galiūnų čempionato etapo, paskui rengiamas Lietuvos galiūnų čempionato finalas, o kartais perauga ir Europos pasaulio taurės varžybas. Taip, ar turime galiūnų iš Mažeikių? Bandau žiūrėti. Robertas Rokiškis, Jurbarkas, Radviliškis, Plungė, Širvintos, Pakruojis, Alytus, Šilutė. Mažeikių nėra. Ar garsėja šis kraštas? Turi kokį nors flagmaną galiūną stipruolį? Na, Mažeikiai iš tikrųjų labai garsus galiūnais. Praeitie labai stiprus buvo galiūnai Antanas Abrutis, Vytautas Lalas, Marius Lalas. Dabar estafetę perėmė Mantas Lalas, kuris šiais metais praleido sezoną, bet tikrai manau, kad kitais metais jisai grįš ir jeigu bus finalas Mažeikiuose kitais metais, kaip norėtų Mažeikių merė, tai manau, kad jis bus vienas iš pretendentų laimėti. Manau, kad po poilsio jisai grįš tikrai sustiprėjęs. Taip, o dabar pasakykim, kas jau užsitikrino vietą finale, kas bus Utenoje, o kam šios varžybos ypatingai svarbios? Na, kol kas užsitikrinę vietas tai mūsų lyderiai Modestas Truckus, Tomas Šliupas ir Audrius Jokubaitis, o kiti galiūnai dar sprendžiasi, kurie pateks, bet iš principo kaip ir aiškė, kad Saulius Kikas taip pat turėtų dalyvauti, aišku, Lukas Mataitis ir matysime, kas dar prie jų prisijungs. Tai gerai, aišku, dar taip priklauso, kad sportininkai turi negauti traumų, visi dalyvauti. Tai kartais būna taip, kad sportininkas patenka į finalą, bet finale negali startuoti, tada jį keičia kitas žmogus. Taip, bet ar Tomui Šliupui, Modestui Struckui verta dalyvauti šiose varžybose, jeigu jų bilietas finale yra jų kišenėje? Na, sportininkam varžybos yra ir gera treniruotė, ir noras
laimėti varžybas. Audrius Jokubaitis pasirinko, kad jisai nedalyvauja, praleidžia šį etapą, ruošiasi finalui, pažiūrėsime, kokia taktika yra geriausia. Ar pasiteisins? Bet aišku, kada nėra Audriaus Jokubaičio, tai kitiems sportininkams yra lengviau patekti tarp prizininkų. Gerai, dabar nerkime į šią rungtį. Apolono ašies kėlimas, laimi sportininkas iškėlęs daugiausiai sveriantis svarmenį. Matėme, kad startuota nuo 140. Vienas, Žydrūnai, teisingai pasakysiu, vienas iš favoritų nugalėti šiuose varžybose. Modestas Truckus. Manau, kad Modestas Truckus arba Tomas Šliupas turėtų laimėti šiuose varžybose. Bet kas pateks daugiau į prizininkus, tai tikrai bus stipri kova. Tiek Saulius Kikas yra geroj sportiniai formoj, tiek Lukas Mataitis šiais metais demonstruoja labai stabilius rezultatus. Jeigu atvirai, jeigu nepamatyčiau finale Luko Mataičio, kurį matome kiekvienose varžybose ir švelniai tariant tikrai vagos negadina, o kartais keria ir pasigėrėjimą, tai trimituočiau apie didelę neteisybę. Na, tikrai šiemet jisai turi laimėti, nebent nelaimėti, bet patekti į finalą, nebent šiandien labai blogai jau startuotų, užimtų paskutinę vietą, bet kad tikrai to nebus. Taip, Saulius Kikas įveikė 150, kiek planuoja Žydrūnai, kur čia riba šio pajėgumo sportininkams? Na, Lietuvos rekordas yra kur kas virš 200 kg. Šią rungtį mes senokai matėme varžybose, todėl iš tikrųjų labai įdomu bus pažiūrėti, sunku pasakyti. Pagal rasto kėlimą, jeigu lyginant, tai panašiai rezultatas, su kuriuo turėtų laimėti, turėtų būti apie 170 kg. Na, dar iki to reikia prieiti. Taip, čia Ramūnas Liebus. Žiūrime, kaip sekasi šiam sportininkui 150 kg. Ar pavyks įveikti tokį svorį? Tai yra Plungės atstovas, kilęs iš Plungės, vienas iš talentingų Lietuvos galiūnų. Deja, jisai pasitraukė iš šio mūšio. Ramūnas Liebus yra Lietuvos rasto kėlimo rekordininkas, svorio kategorija iki 90 kg, kelia virš 150 kg rastą, tai tas svoris jam buvo kaip ir įkandamas, bet šį kartą nepavyko Apolono ašies iškelti. Taip, o čia Lukas Mataitis, 150 kg, mano jau taip išgirtas sportininkas keliauja toliau. Aš jau kaip ir galėčiau Luko Mataičio fan klubą organizuoti. O čia sportininkas, kuris tikrai puikiai visiems pažįstamas, Modestas Truckus, vienas iš garsiausių Alytaus galiūnų, bandys iškelti 155 kg. Šiaip šis sportininkas nuolat rodo įspūdingus rezultatus tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse varžybose. Na, žiūrime, pirmas bandymas nelabai pavyko, užfiksuoti nepavyksta. Na, sustojo, pavyko. Įveikė, gali lengviau atsidusti Truckaus gerbėjai. Taip, pirmas bandymas nepavyko, nes per mažai sportininkas panaudojo kojų jėgą. Antrų bandymų daugiau įjungė kojas ir pavyko iškelti tą svorį. O Tomas Šliupas, galim pasakyti, kad labai gerai paskutiniu metu atrodo. Vis gerin ir gerin. Taip, šiais metais sportininkas tikrai, kaip ir kiekvienais metais, progresuoja. Tai labai džiugu, kad yra stabilus progresavimas sportininko. Beje, žinau, kad daug meno atstovų išgirdę, kad reikia važiuoti į nuostabų miestą Mažeikius, visi atsidūsta dėl atstumo. Bet kai yra kova dėl patekimo į finalą, tai atstumas turbūt nekliūtis. Taip, bet aišku, didžiai dalį galiūnų taip pat Mažeikiai yra labai toli. Nes jeigu jau žinai, kad važiuosi į Mažeikius, tai praktiškai jau koji visą dieną. Bet aišku, įspūdžiai viską atperka. Robertas Barkevičius kažkaip keistai užsimeta šį svorį. Nepavyko. Labai nedaug trūko, iš tikrųjų. Kas čia buvo, Žydrūnai, blogai, ar čia man taip neprofesionalo akimis pasirodė, kad kažkas su technika blogai padarė? Labai didelių klaidų nėra, bet aišku, reikėtų truputį patobulinti techniką, daugiau tokią sprogstamą jėgą naudoti ir taip pat daugiau kojas įjungti, nes sportininkui labai nedaug trūko ir įjungus kojas tikrai būtų iškėlę šį svorį. Lukas Mataitis, na pažiūrėkime kaip jis, ar jam pavyks, kaip sako Žydrūnas, įjungti kojas, kad jos padėtų iškelti svorį tobulai, kaip iš natų. Ir jeigu jau prakalba muzikos kalba, šią gražią natą padarykime pertraukėlę.
Sveiki sugrįžę į Mažeikius. Daug kas svarsto, iš kur čia kilęs tas Mažeikių vardas, ar nuo Žemaičių kunigaikščio Mažeikos, ar remiantis kitais šaltiniais ta kilmė. Palikim istoriją nuo šaly, dabar kuriama Galiūnų istorija. Sveiki atvykę Lietuvos Galiūnų čempionato trečiąjį etapą, pirmoji rungtis Apolono ašis ir čia bando sportininkai iškelti kuo didesnį svorį. Pradėjom nuo 140, o dabar jau Tomas Šliūpas stovi ties 160 kg. Kaip sakė Žydrūnas, spėju apie 170 turėtų kelti nugalėtojas. Ir panašu, kad Tomas Šliūpas gali atkeliauti iki šio svorio. Tomas kol kas visiškai be klaidų. Atrodo, kad Tomas Šliūpas ir Lukas Mataitis turėtų išsiaiškinti tarpusavę, kas laimės šią rungtį. Šliūpas iškėlė 160, dabar žiūrime į Luką Mataitį, ar jis vis dar kovoje, ar ne. Bravo, bravo, Lukas Mataitis, 160 kg. Panašu, kad ir publika serga už Luką Mataitį. Bent jau jam simpatizuoja. Gerai, Tomas Šliūpas. Kaip ir sakė Žydrūnas, kovoje lieka du galiūnai. Lukas Mataitis ar Tomas Šliūpas. 165 kg. Turim Šilutė prieš Radviliškį. Taip, Šilutė prieš Radviliškį. Na, priglūdė dabar prie televizorių ekranų ir šių miestų gerbėjai ir atstovai. Galima didinti po 5 ar galima ir po 10? Galima ir 5 ir 10, sportininkai apsisprendžia, koks bus sekantis kėlimas. Na jo, čia kad ne per daug apžiūrėtum. Taip, 165 kg. Na ką, Žydrūnai, ir priartėjome prie tos ribos? Taip, tikriausiai, kad 170 bus tas svoris, kuris garantuos šiandienos laimėjimą šioje rungtyje. Jeigu nei vienas neiškelia, dalinasi pirmąją, antrąją vietas, taip? Tokiu atveju abu sportininkai pasidalins pirmos vietos taškus. Žiūrime, Tomas Šliūpas pirmasis bandymas. Šiaip ar tikslinga tokią pirmąją rungtį sudėtinga dėti, nesgi dar jėgų reikės ir kitom 5 rungtym? Na, iš tikrųjų tikslinga, nes kada yra rungtis maksimaliam svoriui, tai sportininkam reikia pilnos energijos 100%, kad būtų nepavargę, kad pasiekti geriausią rezultatą. Tai iš tikrųjų čia yra ir pliusų ir minusų. Taip, Tomas Šliūpas ir Lukas Mataitis pasidalina pirmąją, antrąją vietas. Kaip Lukui Mataičiui nepavyko, kaip galima suprasti, kad tu nepakelsi, jeigu tu tik vos atitrauki nuo žemės? Na, matyt, pirštai nelaikė, kažkaip visai būna, kartais atrodytų, kad sportininkas tikrai lengvai iškėlė prieš tai buvusi svorį, bet šis svoris nepasisekė. O mes keliaujame į kitą rungtį. 10 tonų traktoriaus tempimas, 20 metrų. Laimi tas, kuris nutraukė 20 metrų per greičiausią laiką. Sėkmės vyram. Taip, Saulių Brusoką tik papildysime. Taip, sėkmės vyram ir laiko limitas čia yra 60 sekundžių. Na, nuo didelių apkrovų kojom ir rankom pereinam prie kojų, rankų ir nugaros. Taip, šioje rungtyje svarbiausia yra technika, kūno masė. Kuo sunkesnis sportininkas, tuo lengviau išjudinti traktorių. Taip pat teisingas pasvirimo kampas, kuo labiau pasvyri, tuo yra lengviau traukti ir labai sinchroniškas kojų rankų darbas. Na, žiūrim į šį galiūną, sinchroniškumas yra tik pasvirimas per mažas. Taip, iš tikrųjų galėtų truputį daugiau, bet šiaip iš principo technika nėra bloga, galbūt rankų kojų darbo sinchroniškumo trūksta. Geriausia, kada yra traukiame kairę ranką, kairę koją, dešinę ranką, dešinę koją, tada daugiau jėgos galima duoti. O mes turime atskaitos tašką, Donatas Maskolaitis, 42 sekundės 76 šimtosios. Beje, grįžtant dar prie Apolono ašies, iš kur atsiranda ir ką tai byloja toksai skirtumas, kad vieni iškelia 165, o, na, pavyzdžiui, Vyteniui Paužiui kažkaip visai ta pirma rungtis nenusisekė, 120 tik tai kilogramų. Na, iš tikrųjų labai skirtingi sportininkų rezultatai yra skirtingose rungtyse. Vienas sportininkas turi stipresnius pečius, kitas stipresnės rankas, kitas stipresnės kojas. Tai nuo to ir priklauso. Vyteniui Paužai
Sunku pasakyti, kodėl nenusisekė ši rungtis. Skirtumas 45 kg tikrai nemažai. Nes Rasta jisai šiais metais jau iškėlė tikrai daug, virš 160 kg, jisai tapo Lietuvos rasto kėlimo čempionu ir tikrai Apolono ašį turėjo iškelti daugiau. Galbūt, kadangi retai naudojama rungtis, pritrūko tiesiog treniruočių šiai rungčiai. O Rokiškėnas, Robertas Bartkevičius, kol kas kyla į pirmąją vietą, 41 sekundė 31 šimtoji, bravo, sveikinimai jam. Na, o dabar Saulius Kikas, priminsiu, kad jis pirmoje rungtyje dalinosi 4-5 vietas, iškėlė 150 kg. Saulius Kikas vienas iš žinomų Pakruojo rajono galiūnų, aktyvus sportininkas. Šiais metais jis laimėjo pirmąją vietą tradicinėme tarptautinėme turnyre Nemuno Galiūnas 2024. Taip, pasisekė laimėti jam Birštone vykusiose varžybose. Sportininkas tikrai puikiai atrodo šiemet, stiprus ir galbūt netgi, sakyčiau, Lietuvos čempionato etapuose neparodo tokio rezultato, kokį galėtų. Na ir savo bendruomenėje jis labai garsus, beje, ir prie politikos yra, ar ne? Rajono savivaldybės, mačiau, ten tarybos narys. Nežinau šito fakto, galbūt. Galbūt, aš taip irgi jau kryžium negulu, bet kiek teko informacijos rinkti, tai tarsi ir taip. Saulius Kikas iš 3 pasirodžiusių, jo rezultatas yra 3, netilpo į tas 42 sekundės. Na, o dabar žiūrime, ką mums parodys Modestas Struckus, vienas iš šių varžybų favoritų. Ir šios rungties vienas iš favoritų, nes tiek vilkikų tempime, tiek traktorių tempime Modestas Struckus yra tikrai visada labai greitas ir tikrai visada pretenduoja laimėti šią rungtį. Na, šiemet jisai nemažai pergalių yra nuskynęs ir su Audrium Jokubaičiu, ar ne? Taip, iš tikrųjų sezonas yra puikus, tiek Audriui Jokubaičiui, tiek Modestui Struckui. Sėkmingai dalyvavo ir Europos galiūnų taurės varžybose. Na, žiūrime, koks tas geros rungties geras rezultatas. Oi, net 6 sekundėm už geriausią prieš tai matytą rezultatą. Modestas Struckus, 35 sekundės 43 šimtosios. Ar užteks tokio rezultato, kad visus palikti užnugarį? Na, tikrai rimta paraiška pirmai vietai. Manau, kad bus tikrai sunku kažkam iš šios dienos varžybų dalyvių aplenkti Modesto rezultatą. Ar Žydrūnai perlenksiu labai stipriai, sutirštindamas spalvas, sakydamas, kad šios varžybos Lukui Mataičiui mirgyve? Na, nėra taip, bet reikia tiesiog užimti ne paskutinę vietą ir jisai bus finale. Bet jeigu į ketvirtuką patenka, ar penketuką pilnai užtenka? Taip, pilnai užtenka, bet sportininkas, kadangi nėra Audriaus Jokubaičio, manau, yra nusitaikęs kur kas aukštesnė vieta. Kur kas aukštesnė, manau, kad prizinė vieta tikrai yra jo tikslas šiandien. Nors ši rungtis visai nenusisekė. Matome, kad laikas bėga, o traktorius lėtėja ir tilpta į tik tai 50 sekundžių. Na, turbūt ir pats Lukas Mataitis nepatenkintas šios rezultatų. Na, tikrai, po puikaus starto pirmoje rungtyje, pasidalinus pirmą vietą su Tomu Šliupu, šioje rungtyje jisai barsto taškus. Na ir pažiūrėkime dabar Tomą Šliupą. Ar jisai sugebės įtilpti į 35 sekundės ir aplenkti Modestą Struckų, kaip Tomui ši rungtis? Taip pat nebloga rungtis. Modestas daugiau varžybų yra laimėjęs šią rungtį, bet niekada nežinai. Tai yra vis tiek tarp šių sportininkų nebus didelio skirtumo. Manau, 1-2-3 sekundės, tai pažiūrėsim, kas laimės. Žydrūnai, kaip ir pats išmokinote, žiūrėkit, kaip sinchroniškai rankos dėliojamos. Taip, technika yra tikrai gera pas Tomą. Visose rungtyse jisai demonstruoja labai gerą techniką. Ar čia yra kaip ir krepšininkams, kad svarbu pradžioje susipažinti su gera technika ir jau kai ją išmoksta žymiai pasilengvini gyvenimą, ar yra kiekvienas, betobulėjant tą techniką vis šlifuoja? Na, iš tikrųjų geriausia pradėti nuo geros technikos, tada yra lengviau, nes šlifuojant techniką reikia labai daug laiko paskui dėti. Modestas Struckus traktorius tempimo rungtyje pirmą vietą pasiema. Robertas Bartkevičius irgi šauna į viršų šioje rungtyje. Tomas Šliupas ir pirmoji ir antroji neblogai. Donatas Maskolaitis.
Na, gražu žiūrėti, tie, kas pirmoje rungtyje nesužibėjo, šioje rungtyje pasirodė visų gražumu, o dabar pats laikas būtų pažiūrėti rezultatus. O kokia įnirtinga kova tarp Struckaus ir Tomo Šliūpo. Tik tai pusę taško juos skiria, na, o trečiąją, ketvirtąją vietas dalinasi Bartkevičius, Lukas Mataitis, Saulius Kikas tik tai 5 kol kas. Na, Vyteniui Paužai, noris turbūt užmiršti šios varžybos. Kuo greičiau. Na, tikrai, šiandien nesiseka, bet labai puikiai atrodo Robertas Bartkevičius. Atkreipsime į dėmesį. 320 kg. Galiūnas neša į priekį 20 metrų, grįžta taipogi 20 metrų ir laimi tas, kuris įveikia greičiausią distanciją. Palinkėkime jiems sėkmės. Taktiškasis Saulius Brusokas visada nepamiršta Galiūnų, jam linkėdamas sėkmės. Na, o čia dabar niekur nepabėkite, žiūrėkite į šią rungtį, nes čia po 2 sportininkai startuoja, tai 1-2 ir rungtis baigsis, poromis startuoja. Aš tik tai dabar žiūriu, kiekgi čia tie naščiai sveria 320 kg. 20 į priekį, 20 atgal. Limitas irgi 1 minutė. Bet pakankamai ilga distancija. Į abu galus gaunasi 40 metrų, tai tikrai sportininkam reikia padirbėti. Aš jau čia vėlgi, Žydrūnai, jūsų išmokintas, iš karto žiūriu į varžybų grindinį. Na, tarsi priekaištų nėra, ar patogi danga, ar ne? Taip, asfaltas, iš tikrųjų ištverta gatvių varžybų, tikrai yra gera danga, be duobių, lygi, ne žolė ir nesmėlis. Lietaus nebuvo, irgi gerai. Vytenis Pauža 33 sekundės. Na, o Ramūnas Liebus 45 sekundės. Vytenis Pauža iš Širvintų labai ištverme, jėga ir technika pasižymė. O čia Lukas Mataitis, Saulius Kikas, drįsčiau sakyti, tai yra kova dėl 4-5. Ir Saulius Kikas kaip rovė į priekį. Manau, kad čia sportininkai kovoja dėl vietos trejetuke. Saulius Kikas nusiteikęs tikrai šiandien parodyti, kad jisai gali būti trejetuke. Saulius Kikas be sustojimų antrą dalį varo ir bravo. Labai gerai pasirodė. Lukas Mataitis sustos ar ne atsikvėpti? Sugaišins tas kelias sekundės. Ne, viskas gerai. Na, dabar belieka pasižiūrėti jų rezultatus. Sauliaus Kiko rezultatas, man atrodo, ir trejetuko drąsiai gali eiti, jeigu nedar aukščiau. Taip, tikrai geras rezultatas turėtų būti. 24, Lukas Mataitis 33 sekundės, kol kas Sauliaus Kiko rezultatas geriausias. Na, o dabar žiūrime Tomas Šliūpas prieš Darių Maskolaitį. Žiūriu, Darius Maskolaitis, Jurbarko atstovas. Pirmoje rungtyje 7 vieta, antroje rungtyje 4 vieta. Žiūrėkime, kaip jam pasiseks čia. 24 sekundės, primenu, kol kas yra geriausias rezultatas. Tomas Šliūpas labai rodo greitą tempą, turėtų būti geriausias rezultatas iki šiol startavusių sportininkų tarpe. O vat ir dabar žiūrėsime į laikrodį, jeigu buvo Skiko kiek, 24. Taip. Man pasirodė, kad ten 25, na, Žydrūnai, jūsų žvilgsnis kur kas profesionalesnis. Čia Darius, Donatas, atsiprašau, Maskolaitis iš Jurbarko. Na, irgi pasigėrėjimo verti momentai, ir negali tau būti rungtis ir nepatogi, ir neparanki, bet tu vis tiek įveiki nuo A iki Z visą rungtį. Taip, iš tiesų, kada yra sportininkui sunki rungtis, tai jisai dirba kur kas sunkiau negu tie sportininkai, kurie prabėga per 20 sekundžių distanciją. Na taip, Tomas Šliūpas visgi Sauliaus Kiko neaplenkė. Skiko 24, Šliūpo 25, bet čia ateina Struckus ir Bartkevičius. Žydrūnai, apie Robertą Bartkevičių gerą žodį tarėt iš Rokiškio. Taip, sportininkas. Ar čia dėl to, kad Biržai Rokiškis šalia? Ne vien dėl to, nes sportininkas tikrai yra perspektyvus ir praėjusiais metais pateko į čempionato finalą ir šiemet matosi, kad dar sustiprėjo, tai taip pat taikosi patekti į čempionato finalą. Žydrūnai, matėm neeilinį incidentą, čia geriausias laikas iš tikrųjų Roberto Bartkevičiaus iš Rokiškio. Bravo, puikiai jisai pasirodė šioje rungtyje, bet Modestas Struckus, pažiūrėkime dar kartą, turėjo grįžti antrą estafetės dalį. Ir kas ten nutiko?
Sulūžo prietaisas, tai turėtų būti sprendimas teisėjų, kad sportininkas turės antrą šansą bandyti. Bet kas čia su tais prietaisais? Prisiminkime ir praeitas varžybas. Tiesa, tie prietaisai lūždavo jau finišavus, o čia dabar... Čia taip jau gavosi, kadangi į abu galus ir sulūžo vidury distancijos. Modestas Struckus ar tilps į 22 sekundės. Pakankamai greitas tempas. 21, man atrodo. Taip, 21:70. Oje, tai geriausias rezultatas, aplenktas ir Bartkevičius. Na, gal šiek tiek ir gaila, kad tos poros nematėme, ar ne? Būtų dar įdomiau, nes abiejų rezultatai panašus. Bartkevičius tikrai gerina rezultatus. Modestas Struckus išlaiko lyderio poziciją. Skikas pasirodė puikiai, Šliupas pasirodė puikiai. Na, šiek tiek paniuksavom Vytenį Paužą. Jis jau gerina rezultatus. Lukui Mataičiui nenusisekė. Tik 6. Taip, šioje rungtyje jam nepasisekė. Na, o mes žiūrėkime, po 3 rungčių Modestas Struckus įtvirtina savo pranašumą ir jau atotrukis nebe pusę taško. Šliupas su Robertu Bartkevičium turi po lygiai taškų, kaunasi dėl antros vietos. Saulius Skikas pretenduoja irgi gerinti rezultatus. Panašus rezultatas ir Luko Mataičio. O mes keliaujame į 4 rungtyje, pristato Saulius Brusokas. 20 metrų. Laimi tas galiūnas, kuris nuneša distanciją greičiausiai. Sėkmės jam. Taip, svarmens arba lagaminų nešimas. Lagaminų svoris 2 po 140 kg, atstumas tik tai 20 metrų, laiko limitas 60 sekundžių. Ir kas nuneša greičiausiai lagaminus, kas čia buvo? Na, svoris tikrai didelis, 140 kg vienai rankai ir pirmai porai matosi, kad šis svoris yra jau rybinis ir tikrai yra sunku ir tikriausiai jau distancijos neįveiks, bus matuojamas atstumas jiems. Žydrūnai jau atrodo atsibodau su ta fraze, bet šių metų čempionatas pasižymi ne pirmą kartą, jau turbūt 101 kartą pasakysiu, kad na bent 5-6 sportininkai yra absoliučiai identiško pajėgumo ir kiekvieno etapo kovos yra tokios nenuspėjamos ir įdomios. Taip, iš tiesų visos šio sezono varžybos buvo labai su atkaklia kova ir buvo sunku pasakyti, kas laimės. Tai džiugu, kad sportininkai progresuoja ir kad jų lygis yra panašus, nuo to žiūrovams daug įdomiau. Tikrai taip, bet žiūrėkit, ši rungtis viena iš sunkiausių, jau antras sportininkas finišo tiesioji, vienas tik tai 90 cm nunešė. O čia Vytenis Pauža, bravo. Puikus rezultatas Vyteniui Paužai, tikrai labai bus aukšta vieta šioje rungtyje. Taip, Vytenis Pauža pasirodė puikiai, aktyviai dalyvauja Galiūnų sporte, demonstruoja didelį atsidavimą šiai sporto šakai ir dažniausiai jis būna labai stiprus konkurentas tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse varžybose. Įkvepiantis pavyzdys daugeliui. Vytenis Pauža kol kas geriausias jo rezultatas 12 sekundžių 75 šimtosios. Vytenis su kiekviena rungtim vis geresnis ir geresnis. Kaip sakoma, apšylo ir rezultatus gerina. Na, bet ar nepakiškojas tas pramiegojimas? Na, o čia Tomas Šliupas ir Skikas. Jeigu neklystu, čia kova dėl 2-3 vietos kaip turi būti. Vyksta panašaus pajėgumo sportininkai, kiek jie atiduoda jėgų. Tomas Šliupas labai nustebino, nes iš tikrųjų šioje rungtyje jis turėjo finišuoti, jo pirštai stiprus, bet kažkodėl iškrito lagaminą ir Saulius Skikas tikrai parodė fantastišką rezultatą, laimėjo šią dvikovą. 8 ar 9 sekundės, ar įmanoma, kad kas nors greičiau nuneštų? Vai kaip lėtai startavo Modestas Struckus? Kasgi ten nutiko, ne jo rungtis? Taip pat ne jo rungtis, silpnoki pirštai ir Robertas Bartkevičius šiandien demonstruoja tikrai puikią sportinę formą. Klausykit, ar čia yra pilkasis kardinolas šių varžybų? Robertas Bartkevičius vis dažniau ir dažniau mes minime jo vardą ir pavardę. Ir jo rezultatai verti pasigėrėjimo šiandien. Taip, šiais metais tikrai sportininkas padarė labai didžiulę pažangą nuo pernai metų. O man dabar labai įdomu štai kas, kaip kokią vietą užima Modestas Struckus su tais 4 metrais. Gelbėja jį, kad 2 sportininkai pajudėjo 90 cm ir 20 cm, bet Modestas Struckus daug taškų čia praras.
turėjo pranašumo, jeigu neklistų, 3,5-4 taško. Taip, čia tikrai prarado daug taškų, kas kainuot gali pirmąją vietą. Taip ir yra, štai jums ir Robertas Bartkevičius, štai jums ir Rokiškėnas. Ramiai, užtikrintai po 4 rungčių jisai kyla į pirmąją vietą ir 0,5 taško lenkia Modestą Struckų, o Tomas Šliūpas irgi nuo Struckaus atsilieka tik tai 0,5 taško. Gražu žiūrėti, Saulius Kikas irgi vis dar kovoje. Intriguojanti 5 rungtis. 140 skydo nešimas. Laimi tas Galiūnas, kuris nuneša ilgesnę distanciją. Žydrūnai, ar kas galėjo prognozuoti, ar jau nesigailit, kad nebuvote Mažeikiuose? Na, tikrai įdomios varžybos. Džiugu pamatyti Robertą Bartkevičių pirmoje pozicijoje po 4 rungčių. Tikrai manau, kad nustebino daugelį varžovų ir žiūrovų. Na, Žydrūnai, jau žinot, norime dabar kuo daugiau sužinoti apie Robertą Bartkevičių, kada jis pasirodė Galiūnų sporte, kaip jis į jį įėjo, kokios šlovingos pergalės. Robertas Bartkevičius atvažiavo pas Karolį Aleksandravičių į Galiūnų sporto salę, kur Vilniuje gali treniruotis Galiūnai. Paprašė pabandyti Galiūnų rungtis. Iš pradžių jam nelabai sekėsi, kiek pasako, bet su kiekviena treniruotė jisai vis stiprėjo ir matome, kad tikrai auga labai perspektyvus Lietuvos Galiūnas. Tai ar galima sakyti, kad čia didžiojo patrioto Karolio Aleksandravičiaus mokinys? Na, nežinau, ar taip galima sakyti. Gal Robertas Bartkevičius turi trenerį ar treniruojasi asmeniškai, tiksliai negaliu atsakyti. Bet vienas iš tų žmonių, kuris prisidėjo pradžioje, tai buvo Karolis Aleksandravičius. Manau, kad tikrai patarimais ir motyvacija padėjo. Žydrūnai, tik spėjam dairytis. Modestas Struckus prieš paskutinę rungtis jam labai svarbi. Jis jau atsilieka nuo lyderio 0,5 taško ir jam čia reikia rodyti kuo geriausius rezultatus. Čia ne tik laiko, bet kas čia toliau nuneš, ar ne? Taip, čia yra atstumui, kas toliau nuneš, tas ir laimės. Tai gal čia tas greitis nelabai ir svarbu? Greitis nesvarbu, aišku, priklauso nuo sportininko taktikos. Kai kuriems sportininkams geriau yra greitai bėgti, kad kuo toliau nunešti, kol neuždūso, nes iš tikrųjų svoris spaudžia ir su kiekvienu žingsniu to oro mažėja, o kiti komfortiškai neša lėtų tempų. Tai iš tikrųjų labai individuali rungtis. Na, drįsčiau suabejoti dėl to žodžio komfortiškai, nes atkreipkite dėmesį ypač paskutiniuose metruose į suėmimą šio skydo ir akivaizdu, kad labai yra nepatogu jį nešti. Taip, kada pavargsta rankos ir jau jos nebelaiko, tada jau iš tikrųjų sportininkai tuos paskutinius metrus kenčia tikrai ir neša, bet kokia ta sportinė forma kartais ir atsitupia, įvairių galima čia pamatyti niuansų šioje rungtyje. Yra tų pačių įvairiausių. Beje, paminėjot vieną žodį, kuris iš šių varžybų, antras žodis, kuris labai įstrigo, tai pirmas vieno Galiūno keiksmažodį išgirdom Otų Kurmį, bet čia šioje rungtyje labai populiarus žodis iš žiūrovų ir iš trenerių - kentėk. Taip, čia reikia kentėti, nes atrodo, kad jau baigėsi oras ir jėgos, bet vis tiek dar kelis centimetrus ar kelis metrus galima nunešti. Vat, kaip matome, Tomas Šliūpas jau turi blogą poziciją, bet jis vis tiek nunešė iki galo. Ir labai ši rungtis laiku ir vietoj, kai tai yra prieš paskutinę rungtis, ar ne? Kai kiekvienas centimetras, tikra to žodžio prasme, tau yra labai svarbus kovoje dėl taškų. Taip, iš tikrųjų graži rungtis. Nėra galbūt mėgstamiausia Galiūnų rungtis, bet pažiūrėti tikrai įdomu. Na taip, kaip ten sako, kiekvienas nešam savo gyvenime savo kryžių. Čia Galiūnų sporte kiekvienas skydą neša vardan pergalės. Tomas Šliūpas, 80 metrų. Rimta? Taip, tikrai geras rezultatas. Bet Vytenis paužo, net ir norėdamas taip nepadarysi. 100 metrų. O dabar žiūrime, čia jau lyderių kova. Bartkevičius kol kas pirmauja. Jam labai svarbu aplenkti Modestą Struckų, jam labai svarbu aplenkti Saulių Skiką. Na, suėmimas geras ar ne? Geras, šioje rungtyje svarbu paimti skydą kuo aukščiau ir kad kuo labiau jį apglėbti, tai tada iš tikrųjų sportininkui yra lengviau kvėpuoti. Bet suimti galima pirštais ar ne?
suimti šį skydą pakankamai yra sunku, jisai yra platokas. Tai labai reikia ilgų rankų. Šiose varžybose nematome, kad sportininkam pavyktų tą padaryti. Bet taip žiūrint į Galiūnas, atrodo, kenčiam ir mes kartu su jais, taip norisi kažkaip padėti. Apmaudi Roberto Bartkevičiaus klaida, norėjo pasitaisyti skydą ir jisai išslydo. Ir Žydrūnai, kaip nebūtų liūdna, ta klaida gali labai brangiai kainuoti. Taip, iš tikrųjų, kainuos tikrai pirmą vietą, nes manau, kad rezultatas tikrai atims jam kelis taškus. Ir jeigu neklystu, Robertas Bartkevičius kokius 4-5 sportininkus, jeigu nedaugiau, tikrai praleido į priekį. Na, žiūrim. Robertas net ir visus 6 praleido į priekį. Tai tikrai nuskausminimas bus prarandant taškus. Nusiskausmino ir Modestas Struckus, ir kas iš šitos situacijos laimėjo, spėjo Skikas arba Šliupas. Skikas ir Šliupas, ir taip pat Pauža kils į viršų. Vytenis Pauža, pirma rungtis pramiegota, antroji jau gyvybės ženklai, trečia gera, ketvirta gera, penkta gera ir žiūrėkit. Pauža jau penketuke, o Tomas Šliupas. Kiek kartų šiandien per varžybas keičiasi lyderiai? Neįtikėtina. Struckus grįžta. Taip, Struckus antroji, Tomas Šliupas 2,5 taško lenkia Struckus, Skikas trečias, o Bartkevičius iš pirmos į ketvirtą. Grįšim, lemiama rungtis laukia mūsų. Šimto 60 akmens perkėlimas per 1,30 m aukštį. Laimi tas Galiūnas, kuris per 75 sekundės perkelia daugiausia kartų. Laukia mūsų lemiama rungtis Lietuvos Galiūnų čempionato trečiajame etape. Mažeikiuose kraštas, kuris mums padovanojo ir Henriką Nagį, ir Kazį Joną Švažus, ir Romualdą Granauską, ir Romą Dambrauską. O dabar čia labai įdomi situacija, kiek daug vienodo pajėgumo sportininkų ir kiek šiandien varžybose keitėsi lyderiai. Ir dabar lemiama paskutinė rungtis. Žiūrėkime, kas šiandien nugalės. Tomas Šliupas, pavyks jam išlaikyti ar ne? Modestas Struckus sugebės pakilti iš antros vietos į pirmą. Saulius Skikas sugebės kilti dar aukščiau. O gal Vytenis Pauža visus nustebins. Pretendentų į lyderio poziciją tikrai daug. Žydrūnai, matau, ir pats prilipęs prie televizijos ekranų. Įdomios varžybos. Taip, tikrai įdomios varžybos. Lyderiai keičiasi po kiekvienos rungties ir neaišku iki pat paskutinio kėlimo, kas bus šių varžybų nugalėtojas. O mes grįžtam prie gerų tradicijų, ar ne? Visada atsimenu, kad rungtis su akmeniu dažniausiai būdavo paskutinė. Ir dabar taip ir yra. Lukas Mataitis 3 kartai. Lukas Mataitis berods į penketuką patenka, ar ne? 5-6 vieta ten kažkur, tai ir užteks jam tiek? Turėtų užtekti, vis tik tai 3 kartai yra geras rezultatas. Manau, kad sportininkam ne visiems pavyks parkelti 3 kartus, tai čia dar šiek tiek taškų irgi susirinks. Taip, Saulius Skikas. Žiūriu, kaip jisai šiandien čia pasirodė. 4-5 vieta pirmoje rungtyje, vėliau 5 vieta, vėliau 5 vieta, 6 vieta. Lagaminų nešime 1 vieta. Na, beveik visas vietas paragavo kiekvienoje rungtyje Saulius Skikas. Jam svarbi irgi labai rungtis. Taip, svarbi rungtis. Jisai gali šiandien patekti tarp 3 sportininkų. Dabar jis yra 3 vietoje. Svarbu išlaikyti tą 3 vietą. Taigi, manau, kad jisai dirbs jau, atiduos visas jėgas. Aš žiūriu, Žydrūnai, kiek čia tas limitas. Lukas Mataitis 3 kartus, o čia negailestingai laikas bėga. Tik tai vienas perkelimas, laiko limitas 75 sekundės. Jau pavojaus signalai skamba. Ojojoj, 1 kartas. Ar Sauliui Skikui akivaizdu į 2 vietą tikrai nešoks, nes Modestui Struckui ši rungtis palanki. Ir Modestui Struckui, ir Tomui Šliupui, manau, kad didelis
šansas, kad šias varžybas vis tik laimės Tomas Šliūpas, nes jisai tikrai turėtų perkelti akmenį, nebent visiškai neperkels, tada jisai kris iš pirmosios vietos. Jo lapį rezervą kažkokį turi pasidaręs. Bet jeigu gautų nulinį vertinimą, jau tada Modestas Struckus jį aplenks. Tai Tomui Šliūpui svarbu perkelti nors vieną kartą, o Modestui reikia būtinai laimėti šią rungtį ir tikėtis, kad Tomas praras kažkiek taškų šioje rungtyje. Modestas Struckus, žiūriu į jį ir iš tikrųjų vertas pasigėrėjimo. Galiūnas su kiekvienom varžybomis brandesnis, su kiekvienom varžybom, man atrodo, kad jis vis stipresnis ir įgaunantis neįkainojamos patirties. Taip, visi sportininkai progresuoja, kiekvienas varžybas vis demonstruoja geresnius rezultatus ir Modestas Struckus yra vienas iš tų, kuris daro tikrai labai didelį progresą, labai rimtai treniruojasi ir tikrai yra vienas iš perspektyviausių Lietuvos galiūnų. Pas ką Alytiškis treniruojasi? Pas irgi puikiai žinomą žmogų galiūnų sporte, taip? Taip, jisai treniruojasi pas Vilmantą Bliu sporto klube, taip pat jisai turi galiūnų sporto salę pas save namuose. Na taip. Modestas Struckus 4 kartai, kol kas tai yra geriausias rezultatas. Sakyčiau, viskas, kas nuo jo priklausė, jisai padarė. Taip, iš tikrųjų dabar viskas yra čia Tomo Šliūpo rankose. Na, Žydrūnai, kaip ir sakėt, bent vieną kartą perkelti, jeigu norit ir antrą, ir jam užtenka. Taip. Taip, Lukas Mataitis 3, Modestas Struckus 4, Skikas 1 kartą, 2 kartai, na, ar dar draskysis? Nežiūrėkit, Tomo Šliūpas, šaunuolis. Na, kada sportininkas kovoja dėl pirmos vietos, nors ir kaip ir būtų garantuota jau ta vieta, bet vis tiek nori ir rungtį laimėti, ir pademonstruoti kuo aukštesnius rezultatus. Ir prieš žiūrovus jam gerai pasirodyti, ir jisai, man atrodo, neduoda. Čia kita vertus ir žinutė yra siunčiama, ar ne, prieš didįjį finalą Utenoje? Taip, be abejo, nes ši rungtis taip pat bus ir finale. Ir šiaip atidžiai tai pažiūrėjus į Tomą Šliūpą, jis kažkaip, ar aš čia nusišnekėsiu, ar ne, kad jis tokiu universalumu pasižymi. Taip, jisai neturi silpnos rungties, yra visose rungtyse labai stabilus sportininkas. Bravo, bet kokiu atveju tai yra pagarba žiūrovams. Na, nepavyko tą 4 karto perkelti, bet tarsi galima buvo sustoti ir jau po 2 kartų. Tomas Šliūpas laimi šias varžybas, žiūrime akmens perkelimo rungtis. Modestas Struckus ją laimi, bet vis tiek jisai lieka antroje vietoje. Tomas Šliūpas su Luku Mataičiu dalinasi antrąją, trečiąją vietas. Na, ko labiausiai gaila, tai turbūt Roberto Bartkevičiaus. Viskas buvo jo rankose. Taip, iš tiesų. Bet sportininkas, manau, yra patenkintas. Jis patenka į finalą, kur taip pat stengsis pasirodyti kuo geriau. Į trejetuką Robertas nepateko, bet ar gali jis finale iššauti, kaip kad šiandien pasirodė? Na, visko gali tikrai būti, nes šiandien tikrai nustebino sportininkas. Bravo, sveikiname Tomą Šliūpą dar kartą, puikiai jisai pasirodė, dar vienos įspūdingos jo varžybos. Varžybos, kitą savaitę finalas. Pagal šiandieno dienos visą tavo sportinę formą matosi, kad tikrai užkėlė aukštą kartelę. Kaip pats jautiesi? Kaip už savaitės vis tiek finalai?
Kaip tu viską prognozuoji sekančiom savaitėm? Prognozuoju taip, tai svarbiausia neskubėti ir nedaryti klaidų, nes šiandien truputėlį padarau klaidų ir kainavo taškų. Tai kitą savaitę stengsiuosi labiau susikaupti, labiau nestresuoti ir padaryti, ką galiu iki galo geriausiai. Aš šito žodžius atsiminsiu.